Šiais laikais, kai namų sienas šiltiname šiuolaikinėmis šiltinimo medžiagomis, tokiamis kaip polistirolas, ir dar susistatome šiuolaikinius langus, pagamintos iš plastikinių ar bedinių rėmų su stiklo paketais, mūsų namai tampa ypatingai šilti ir sandarūs. Nors akmens vata nėra ypatingai sandari šiltinimo medžiaga, bet jeigu iš lauko pusės ją uždengiame difuzinę plėvelę ir tarpus tarp šios plėvelės dalių ir langų užklijuojame specialią difuzinę lipnią juostą, tai ir akmens vata, apšiltintas fasadas tampa labai sandarus. Ir jeigu labai stengtis ir fasado šiltinimo medžiagose visus tarpelius užsandarinti ypač kruopščiai, namo sandarumas pakyla ženkliai. Pabaigus šildinti individualaus ar daugiabučio namo fasadą ir siekiant pastatyti ypatingai sandarų ir šiltą būstą, patalpas izoliuojame dar ir iš vidaus, papildomai sluoksnį šildymo medžiagų, garo izoliacinėmis plėvelėmis ir dar visas sandaras užklijuojame specialiomis lipniomis juostomis. Taip šiuolaikiškas ir kokybiškas būstas dažnai tampa panašus į kelių sluoksnio plastikinį butelį apklijuotą šiltinimo medžiagomis. Pabaigus statybos darbus mes gauname šiltą ir gražiai atrodantį šiuolaikišką būstą, bet jei tinkamai nepasirūpiname jo vėdinimo sistema, atėjus šaltesniam metų periodui ant langų ir kai kur ant sienų galime pamatyti kondensato lašus. Jų atsiradimas rodo, kad patalpose per daug drėgmės, bet ne visada iš karto būna aišku, dėl kokios priežasties. Jeigu nenaikiname drėgmės atsiradimo priežasčių ir leidžiame kondensatui laikytis kondensato susidarimo vietose, pradeda irti drėgmei neatsparios apdailos medžiagos ir pradeda augti juodasis pelėsis. Jis kenkia ne tik estetiškai, ne tik grožio nelieka mūsų patalpose, bet jo skleidžiamas poros skatina kvėpavimo ligas. Nors dažniausia priežastis, dėl ko namuose per daug drėgmės, yra prasta vėdinimo sistema, bet būna ir kitų priežasčių. Todėl priimant sprendimą, kokiu būdu ir įrenginių pagalba patalpose naikinti drėgmę, reikia tiksliai išsiaiškinti jos atsiradimo priežastį. Taigi gali būti nebūtinai vėdinimo trūkumas. Paprasčiausias būdas panaikinti drėgmę, aišku, ją valyti ir atidarinėti langus. Jei yra įrengtas langinės orodės, tai atidarinėti ir jas, bet kai lauke žema temperatūra, žiemą, per atidarytus langus ir orodės gan greitai pasišalina šiluma. Nelabai kas išsivėdina. Šiais laikais drėgmei naikinti yra sukurta gan daug įrenginių. Vieni iš jų tokie kaip drėgmės surinkėjai tik ir atlieka šią funkciją, tai yra sausina orą. Kiti tokie kaip oro ištraukimo šachtos, buitiniai vonių ventiliatoriai, kurie dažniausiai gan garsiai ūžia ir greitai užsiteršia dulkėmis. Nelabai padeda vėdinimui, bet kažką tai vėdina. Virtuviniai gatronkiai irgi dalyvauja bendroje namo vėdinimo sistemoje ir drėgmės šalinimo sistemoje. Nors ventiliatoriai tiek staliniai, tiek klubiniai naudojami daugiausiai, kad aušinti orą, bet kažkiek tai jie jį ir padžiovina. Taip pat kondicionieriai ne tik patalpas aušina arba šildo, veikimo metu jie kažkiek jas ir pasausina. Dažniausiai siekiant sukurti norimos sudėties patalpų orą, geriausias sprendimas būna priverstinės vėdinimo sistemos įrengimas. Jau tradicinėmis vadinamos ortakinės vėdinimo sistemos per pastarosius metus ženkliai patobulėjo ir jas galima susimontuoti ne tik į naujai statomus būstus, bet ir remontuojamus ar renovuojamus. Jas sudaro po visas būsto patalpas išvedžioti ortakiai ir rekuperatorius. Rekuperatorius užtikrina, kad per ortakių sistemą į patalpas būtų paduodamas šviežias oras ir iš tų pačių patalpų pašalintas senas oras. Rekuperatorius viduje esantis šilumokaitis užtikrina, kad išeinantis senas oras iš patalpų savo temperatūrą perduotų ateinančiam šviežiam orui iš lauko. Ortakinėse rekuperatoriuose šilumos mainų tarp pritenkančio ir šalinamo oro srautų užtikrinimui naudojamas dvi šilumokaičių technologijas, arba plokšteliniai, arba rotaciniai. Dar rekuperatoriaus viduje esantis filtrai pritenkantį lauko orą išvalo ir jei reikia papildomas oro pašildymo įrenginys,
ateinant į orą pašildo. Oras į patalpas tiekiamas ir iš patalpų šalinamas skardiniais arba plastikiniais ortakiais. Ortakiai būna įvairių diametrų ir formų. Dar šiais laikais plastikiniai ortakiai būna ne tik standus, bet ir lankstus. 2010 metais buvo sukurti ir dabar gan greitai populiarėja sieniniai mini rekuperatoriai. Įrenginėjant vėdinimo sistemą vien iš mini rekuperatorių nereikia vedžioti ortakių, tačiau reikia įsigyti ir susimontuoti ne vieną mini rekuperatorių. Todėl taupomi kaštai vedžiojant ortakius, bet tai dar reikia padaryti nemažai angų fasade, kad jų sudėti pakankamą kiekį. Mini rekuperatoriai pasižymi labai mažomis elektros sąnaudomis ir kadangi jų šilumokaičiai keramikiniai, jiems nereikia papildomų pašildymo sprendimų, kai lauko temperatūra yra labai žema. Ši technologija pradėta plačiai naudoti renovuojamuose daugiabučiuose, tiesiog prigręžiojama angų ir jie sudedami ir taip atrodo tada fasadas. Taigi, apibendrinant, Homer paskirtis padėti jums tuomet, kai savo namuose naikinate drėgmę, pelėsį, įrenginėjate oro šalinimo šachtas, montuojate vonios ventiliatorius, kondicionierių, gartrukį ar įrenginėjate priverstinio vėdinimo sistemą ir susidurite su kažkokiais sunkumais ar klausimais. Rašykite arba skambinkite tinklalapyje Homer nurodytais kontaktais ir jums bus suteikta kvalifikuota pagalba su garantija.